Sveiki, mėlyje Kandeliarijos bičiuliai, draugai, svečiai, visi, kurie užėjote ir paspaudėte žiūrėti. Kas čia darosi? Pastaruoju metu šties yra daug nepaaiškinamų įvykių ir kartais sunku suprasti, kasgi čia darosi. Taigi, situacija, kuri jums kelia nerimą, pasižiūrėsime, kas čia būtų. Per situaciją, išties yra kažkokių tai neaiškumų, debesis patys išėjo ir rodo yra nerimas, stresas, gal netgi depresinė, emocinė būsena gali būti. Ir tai gali būti susijęs su valdiškais namais, bendrai su darbdaviu, su reikalais neišspręstais, netgi su partneriu. Kągi pasižiūrime, kasgi čia darosi. Tegu patikslina kortos, kur tie yra neaiškumai. Dugnuva matosi apgaulė, kokia tai apsigavimas, suktybės tam tikros. Žiūrėsime, kas čia būtų. Tai yra susiję su galimybėmis, su šansais, su biznio klausimais netgi. Atrodo, situacija visai nebloga. Na taip, ir iš tikrųjų išeina pentaklių karalius. Ir yra jums neaišku tikriausiai renkantis partnerį. Kaip trikampis kažkoks, kaip kažkokie šansai duodami. Arba verslas ir verslo partneriai. Kaip judėti toliau, reiškia, kur čia didžiausia sėkmė ir yra daug neaiškumų. Gerai, tada mes žvilgtelėsime dar iš sudėtingesnės tokios aspekto, sudėtingesnės pusės. Kasgi čia būtų? Kasgi čia būtų dėl to? Kas čia jums kelia nerimą? Čia yra aistros, kylanti kundalinė, pakursto jūsų aistrą. Ir, reiškia, yra iš tikrųjų energijų pliūpsniai. Aistros tiek dėl finansų, tiek dėl biznio, tiek dėl partnerystės. Ir kažkodėl tai nuotaikos prastas. Kasgi čia būtų? Kas čia darosi? Pasižiūrime. Mistinės žinutės pliusainas. Jūs galite gauti įvairių signalų miego metu. Per taro galite gauti. Kada medituojate, intuicija, taip pat kažką nori pasakyti. Kodėl jums šitaip, reiškia, yra neaišku vis dėlto. Jeigu ir ženklai eina, ir aistra yra. Protas. Proto sargas išėjo. Proto sargas, jis visados kaip tas balandis lesa tą protą, vienu žodžiu. Ir protas saugo, reiškia, neapgalvotų ėjimų, žingsnių, partnerystės ir visados, reiškia, baimės akis yra didesnis negu iš tikrųjų ten reikia bijoti, bet protas saugo. Na kągi, pasižiūrim, ką pasakytų angelai. Yra tam tikri dalykai su ugnies dvyniu susiję. Atsakymas į jūsų klausimą apima dvasiškai pagrįstą romantinį ryšį. Nerimas jums yra dėl romantinio ryšio, dėl partnerystės ir galbūt netgi dėl investicijų, mėlyjei. Gal netgi dėl investicijų. Ir jūs manote, ar jums, reiškia, verta rizikuoti, gal norisi išsamiau, reiškia, pažvelgti tą ateitį ir pamatyti, o kaip čia būtų, reiškia,
aistros yra, kundalinė kyla, nuojautos yra, tačiau protas kažką tai sufleruoja, kad būk atsargus. Bet yra romantiniai, reiškia, ryšiai ir eina energijos, eina nuojautos ir jūs jau nebesuprantate, tarsi jūs plėšo ir vieną pusę, ir kitą, ir nebesuprantate, kasgi čia su jumis darosi. Kodėl taip yra? Gerai, pasižiūrime, o kaip jūs matot šitą situaciją? Gal jūs matot visai ramiai, gerai, pasižiūrime. Jūsų suvokimas šitos situacijos. Jūs matote, kad čia yra, reiškia, gyvenimas, įsitvirtinimas, augimas, perspektyvos, meilė galų gale. Taip pat gali būti kažkokie signalai susiję jums su sveikata. Sveikata, reiškia, arba kažkas labai lėtai, tas santykiai, sakykime, vystosi iš lėto, plus sveikata galbūt, pasižiūrėsim, kaip su sveikata. Yra signalai kažkokie tai. Yra noras priimti galutinius sprendimus, einant į naują pradžią. Tačiau yra kažkokia situacija, kur tarsi mažai pinigų, arba reikia pataupyti, apsidrausti ir panašiai. Plus gali dalyvauti tretie asmenys, kaip vaikai, pavyzdžiui, arba kažkas yra tokio naujo, mažo ir tarsi proto sargas jums, reiškia, duoda tokias žinutės, kad pagalvok, reiškia, nors iš esmės, kaip ir yra ta nauja pradžia, pasižiūrim, ką čia norėtų pasakyti, tačiau yra aštri pradžia, adaptacija ir panašiai. Jūs audžiat svajonės, reiškia, galbūt taupot, svajojat kažką, reiškia, dėl savo gyvenimo, dėl naujos pradžios, gal yra ir aštru, nes iš lėto juda viskas. Tačiau rodo, kad kaip ir stabilu yra, ir taip ir blogai. Sprendimai kažkokie padaryti yra jūsų, kaip sakant, gyvenime. Galbūt kažką atkirtot, dvasinis pabudimas vyksta. Ir čia šneka orakulas, kad reikia keistis arba būsi pakeistas, reiškia, yra kažkas aštraus ir jums sako, tu turi prisitaikyti, turi keistis arba būsi pakeistas, niekur nesidėsi, gyvenimas eina toliau, vystosi, gal yra kažkoks šioks toks įtarumas, bet tarsi reikia galimybės erdvę praplėsti, lavint protą ir jausmus. Yra kažkoks tai suspaudimas naujoj situacijoje, naujoj pradžioj ir jūs norite tarsi praplėsti. Praplėsti, reiškia, tą suspaudimą ir įsileisti tą šviesą, tą laisvą orą, kad galėtumėt kvėpuoti ir mažiau galvot, kaip sakant. Pasižiūrime. Ir jums čia kalba apie manifestacijos galią. Pasinaudokite savo dvasinėmis dovanomis ir prigimtiniais sugebėjimais, kad pritrauktumėte norimą rezultatą. Jeigu jums ten kažkur yra kažkoks stygius, tai jūs turite manifestuoti ir galite pritraukti norimą rezultatą. Gerai. Kas prasprūsta pro akis, ko jūs nepastebit šitoje situacijoje. Atrodo, viskas tarsi stabilu yra. Mintis gal kažkiek ir, reiškia, sakykime, gali boikotuoti, blokuoti, tačiau iš esmės viskas yra gana gerai. Pasižiūrim, kas prasprūsta pro jūsų
akis. Ir ko jūs nepastebėt ir nesuvokėte, ogi prasprūsta tam tikri dalykai, vienu žodžiu, kaip migraciniai pokyčiai, pozityvūs pokyčiai yra jūsų gyvenime ir atrodo viskas neblogai. Judėjimas į naują yra ir sėkminga migracija, kažkokie pokyčiai, pervažiavimas, perėjimas ir jūs kažko nepastebite su pokyčiais, kokiais yra pokyčiai jūsų gyvenime, vienu žodžiu, yra nepastebimas. Taip, pasižiūrim toliau. Jūs jaučiatės kaip tai atsiskyręs, vienišas. Ieškot kokios tai šviesos. Nu gerai, pasižiūrim, kogi jūs čia ieškot. Tarsi pajutote apribojimą ir nors yra pokyčiai, atrodo geri, tačiau jums atrodo, kad viskas kažko nematot, kažkokios šviesos nematot, matot kokį tai minusą. Matot minusą, trūkumus ir panašiai ir gali būti netgi einate kokią tai kovą su žmonėmis, aiškinatės dėl savo galimybių, įrodinėjate. Jūs nepastebit, kad tai, sakykime, jūs riboja. Nėra taip blogai. Na, čia tas atsiskyrėlis, tai yra tarsi diržų susiveržimas, kada žmogui daug ir nereikia, tačiau jūs kamuoja kažkoks kaip nematymas, kažkokių pavojų, kažkokių konkuravimų, kažkas tokio, kažkokio negatyvo jūs nepamatote. Taip, kasgi čia dar būtų? Apie kosminį kiaušinį šneka, kad iš viso, reiškia, ne tik jūsų gyvenime, bet pasaulyje kažkas tai darosi tokio. Yra tam tikra tvarka ir vertybės, ciklai. Ir vyksta Merkabos aktyvavimas, žemės skydas, reiškia, apsaugoti kuriamas yra. Čia ne tik jūsų asmeninis gyvenimas, čia bendrai, reiškia, žemėje, tarsi yra apsaugos skydas, kur, reiškia, sudaromas, energetinis ir gali veikti energijos, kurios, sakykime, jums atrodo kažkaip keistai veikiančios, tarsi sukelia disbalansą kokį tai. Kosminiai protėviai išsako savo susirūpinimą tuo, kas tarsi jie saugo. Gali būti, kad saugo ne tik žemę, bet ir jūsų gyvenimą. Apsauga yra kuriama, kad nepatektumėte kažkoks apribojimus ir kovas. Yra rodoma jums. Ir kosminiai protėviai išsako savo susirūpinimą bendrai tiek jūsų gyvenimo pokyčiais, tiek pasaulyje vykstančiais pokyčiais. Ką reikėtų atkreipti dėmesį? Jūs sako, turite mediumų savybių ir galite susijungti tiek su protėviais, tiek su aukščiausiom jėgom, su visais, kuriuos mylite. Ir daug ką ir žinote intuicijos pagalba. Čia dar norėtų pasakyti. Laumės fėjos jūs sieja stiprus ryšys su fėjomis, o jūsų gyvenimo tikslas padėti motinai gamtai. Reiškia, dar yra kažkas gamtoj, su gamtosauga susieja, ne tik su jūsų gyvenimu, bet bendrai, kaip mūsų žemė, mūsų gamta būtų kokiam tai pavojuje. Vyksta tarsi kokia tai kova, bet jūs šito nematote, nes jums ir rodo, žiūrėkite, kad
jūsų aplink jūs yra daug kažkokios informacijos, kažkokių kardų apibadyta, jūs supančiotas žmogus užrištom akim, reiškia, jūs negalit pamatyti, kokios tikrosios kovos vyksta. Atrodo, kad viskas gerai, judėjimas, o iš tikrųjų vyksta paslėptos kovos. Ir protėviai, ir kosminiai protėviai, reiškia, suaktyvavo skydą apsaugoti tiek jūs, tiek, reiškia, bendrai, sakykime, gyvenimą šio žemėje. Ir jūs puikiai tą nujaučiate ir šneka apie tai, kad jūsų tikslas yra padėti motinai gamtai. Matot, kaip reikalai pasisuko rimta linkme, atrodo, einami verslą, einami pinigus, aistros, ugnies dvyniai ir panašiai mistinių žinutės, o štai čia reiškia šneka, kad jūs svarbesnių dalykų nepastebite, kas vyksta aplinkui. Taip, kasgi čia dabar, dėl ko šita situacija jūsų gyvenimą atėjo, pasižiūrim. Kodėl atėjo šita situacija jūsų gyvenimą? Buvo kažkokia pabaiga, kažkam padėtas kryžius, kaip karma atidirbta. Ir pasižiūrim toliau. Ir rodo, reiškia, kodėl atėjo. Tai yra iš dalies karminiai dalykai, plius galėjo būti trikampiai, galėjo būti daug žmonių jūsų gyvenime, kurie irgi įtakojo jūsų likimą. Iš dalies lengvabūdiškai kažkaip tai galbūt elgėtės ir nemažai laiko praleidot savo gyvenime, tačiau tam atėjo laikas ir įvyko dideli postūmiai ir pokyčiai, kada jūsų gyvenimas keičiasi, kaip vieno ciklo užbaigimas, gal sociume buvo kažkokie tai su žmonėmis ir linksma ir bėdos tam tikros, kaip sunki našta, kur jūs sunkiai nešėte, stengiatės, tačiau tam atėjo laikas. Jūsų galimybės turėjo prasiplėsti. Ir kodėl? Čia reiškia, kaip ir linksma, tačiau visą tai baigėsi. Kaip ir gerai viskas, bet sunku baigėsi. Kodėl šita situacija atėjo vis dėlto? Kaip karma, kaip kryžius padėtas visam tam. Dėl to, kad jūs žmogus profesionalas, magas, matėte daugiau, supratote daugiau, norėjote daugiau, supratot, kad galit kurti savo gyvenimą, kad iš tikrųjų pasaulyje daug yra problemų, sunkumų, gal ne tiek jūsų gyvenime, bet ir jūsų gyvenime. Tačiau jūs supratot, kad jūs galit keisti likimą. Jūs žmogus, kuris giliai žvelgiantis esate ir pakėlėt savo vibracijas į aukštesnę sąmonę ir pamatėte, kasgi darosi, kas yra tikrosios vertybės, kad svarbiausia yra meilė ir šviesa ir su ją reikia elgtis pagarbiai ir atsargiai. Supratot, kaip ir gyvenimo prasmę visą. Ir ėmėtės saugoti tą savo šviesą, tą meilę, nepanorot, reiškia, įeiti kažkokius konfliktus, į kažkokias aferas, į kažkokius, pritart netgi žmonėms, kurie nedorai elgiasi. Arba pajutote, kad jūs išbalansuoja tam tikrai žmonės. Ir jūs ėmėtės apsisaugojimo veiksmų, kad apsaugot save nuo minusinių
dalykų, tokių šaltų įvykių, minusinės energijos ir baimės sukeltų energijų ir apsukot tarsi save, supratot, kad jūs turi supti šviesos kokonas. Ir jeigu aplinkui žmonės yra, kurie spinduliuoja, sakykime, minusą, jūs galėjote daryti lemiamus pokyčius savo gyvenime. Tiesiog pasitraukti. Jeigu dar nepasitraukit, tai pasitrauksit. Bet čia, reiškia, ta situacija atėjo dėl to, kad jūs suvokėte šitą ir tarsi darėte lemiamus žingsnius. Suprats, kad viskas nuo jūsų priklauso, ne nuo kitų. Kiti jums tik užkraus naštą. O štai jūs turite apsisaugoti savo šviesą, savo meilę. Nu kągi, pasižiūrime tada, o kogi šita situacija, kurioje jūs esate, moko. Kogi jinai moko. Apie suirutę, apie stresą šneka, kad kiekvienas žmogus linkęs nešti savo namus, savo, reiškia, iždą, ką įmanoma. Ir visi žmonės, reiškia, dėl to grobio, dėl tos materijos, pinigų, gerbūvių stresuoja. Šita situacija tai aiškina. Na, kogi moku šitą situaciją. Ir jūs taiga supratote kažkokią tai nuostolingą padėtį savo gyvenime. Kad stresas tiesiog, reiškia, naikina, neduoda miegoti, nuostoliai, net ir jūs galėjo paliesti jūsų moterišką dalį. Ir iš tikrųjų rodo, kad jeigu yra blogai, jeigu stresuoji, jeigu pergyveni, jeigu galbūt net nepamiegi, daryk sprendimus ir pasirinkimus. Daryk. Išspręsk, reiškia, stresinės situacijas, nes esi savo gyvenimo magas. Taigi, kągi čia norėtų jums dar pasakyti? Bet padaryti apsisprendimus vėlgi labai yra baisu. O jeigu aš, reiškia, padarysiu neteisingą ėjimą ir padarysiu apsisprendimą, nuostolingą, neteisingą, netgi sprendimus darant yra labai baisu, reiškia, apsirikti. Čia išeina, reiškia, protėviai, protėvių medis į pagalbą. Ir iš tikrųjų, jeigu jums buvo labai blogai, arba yra blogai, jūs visada sulauksite iš savo protėvių palaikymų, jėgos tam tikros ir atsiųs jums, pagalbininką, reiškia, plėtrai ir augimui. Ir be abejo, jūsų intuicija čia irgi labai yra svarbią rolę žaidžia, nes jūs galbūt net pasirinkimuose, partnerystėje bijote pasirinkti neteisingai. O gal tai ne tas žmogus, gal su juo pavojinga. Kaip sakant, eiti žvalgybą, ne? Knygos. Ir čia šneka jums iš tikrųjų, kad jūs turite labai aštrų protą ir jūsų gyvenimo tikslas, ką jūs patyrėte, ką jūs išgyvenote, kokias, kaip sakant, Golgotos kalnus praėjote. Savo patirtį galite parašyti kaip dvasinės knygas, galite skaityti, galite netgi verst, galbūt redaguoti ar pardavinėti, bendrai skaityti knygas dvasinės tokias, kurios jums irgi padeda, reiškia, duoda tam tikrus paaiškinimus vienu ar kitu klausimu. Bet tuo pačiu
angelai šneka, kad jums reikėtų parašyti, ką jūs išgyvenot, ką jūs supratot savo gyvenime. Taigi, štai tokie dalykai. Nu, kaip spręsis jums šita situacija, jinai nėra bloga, bet jūs kažkodėl nerimaujate. Pasižiūrim, kaip spręsis šita situacija. Situacija bus gana tvirta. Išeina bokštas, valdiški namai, bus viskas valdiškai įteisinta, išspręsta. Sutvirtėta ir situacija, reiškia, bus nepajudinama. Taip, jūs priimsite labai rimtus sprendimus. Na, tiesiog pamedituosite, pamastysite. Reiškia, proto sargas jums paaiškins, link kur judėti, kad išeiti tą laimę. Jūsų jausminė ir proto veikla jūs sutvirtins. Jūs išmastysite ir priimsite teisingus sprendimus, kaip būti laimingai. Taigi, jūs gal ir parašysite tą knygą. Vis dėlto. Nes čia daug eina minties energijos ir jausminės energijos. Ir tvirtybė tiesiog tam tikra. Loginė ir jausminė. O kągi, tai reikalai spręsis į pliusą ir kiek jūs galite įtakoti, nes reikalai spręsis į pliusą, išeisite į pliusą, į laimę, kiek jūs galite įtakoti. Nu, iš tikrųjų, jūs galite įtakoti, jeigu vyras žiūrėtų, tai moteris gali įtakoti jūsų gyvenimą, bet čia rodo, kad jūs pati galite įtakoti, vėlgi reiškia greitai pajudėti, naują pradžią link norimo, link meilės, nežiūrint, reiškia, materialių praradimų. Jūs galite priimti irgi sprendimus, greitai pajudėti, suvokdama, ar tai jūs įkvėpia, ar tai jūs, sakykime, jūsų vibracijos krenta, jūs blogai jaučiatės, jūs įvertinsite, jūsų protas įvertins, emocijos įvertins. Galbūt, čia dar norisi tiesiog pasižiūrėti, taip, jūs išjudėsite iš kažkokio bedvasiško buvio, kur nedvasinga, kur sunku, kur šalta, kur nėra meilės, išjudėsite. Nors protas labai bijo, kad, žiūrėk vėl ten, kaip sakant, link meškos kokios iš nuo vilko bėgdama neužbėg. Arba neinvestuok taip, kad paskui, reiškia, sakykime, partneris paveda, ar ne? Tai jeigu čia ne tik partnerystė, sakykime, dviejų žmonių, meilės, asmeninė, bet gali būti partnerystė ir verslo. Eina kaip dvi linijos ir rodo čia, žinokite, šitą. Tad daugiau yra tarsi susidaušit, nuspręsite, ką toliau daryti, rasite tą žmogų ir pajudėsite. Kągi čia dar norėtų pasakyti, kiek jūs dar galite įtakoti. Gyvenime kartojas tie patys ciklai, jūs jau turit nemažai pamokų ir suprantate, kas pas jūs kartojasi skausmingo ir galite, kaip sakant, išmintingai praeiti išbandymus. Vėlgi aiškią viziją turit, intuiciją ir nuojautą. Gyvatė rodo išmintį, gudrumą, įžvalgas, tam tikrus kalnelius, serpentinus ir jūs išjudėsite. Taip, kasgi čia dar būtų, ką jūs galite. Jūsų intuicija labai yra gera ir galit pasikliauti intuiciją. Jis duoda teisingus atsakymus. Jums tiesiog yra rodomas kelias ir jūs matot pati ir, reiškia, galite apšviesti kelią savo ir kitiems. Gera intuicija labai yra. Ir
O šitą kortą iš kito reikia atversti. Tiesiog vizualizuokit sėkmę. Pamatykite, kad šitoj situacijoje jums sekasi gerai ir tikėkite pliusinė pabaiga. Tai jeigu mąstysit, reiškia protas turi didelę įtaką. Kad bus viskas blogai, jūs galite mintimis tai pritraukti. Kuom tikėsigi, netgi šventyklose rašo, pagal tavo tikėjimą tau bus duota. Tai vizualizuokite sėkmę ir iš tikrųjų pajudėsite reikiamą linkme. Galite įtakoti. Koks bus galutinis rezultatas šitos situacijos? Pasižiūrime, koks bus galutinis rezultatas. Rodo, kad teks priimti sprendimą, pervažiuoti, keliauti, iš 2 kelių rinktis. Taip, rezultatas bus pokyčiai, bus kelionė. Teks daug jėgų įdėti, einant į naują projektą, tačiau tai atneš meilę, laimę ir sėkmę. Nu, tas riteris ant balto žirgo yra, žinokit, yra. Nu kągi, pasižiūrime, koksgi bus galutinis rezultatas, sprendinys. Aišku, juoda saulė, tai rodo, kad dabar yra sunku. Vyksta transformacija, proto ir širdies kova. Širdis viena šneka, protas kitką šneka. Reiškia, protas mato trūkumus, o širdis mato pliusus. Na kągi, pasižiūrime. Rezultatas. Transformacija. Bus atkurta sielos pusiausvyra. Tai galiu pasveikinti iš tikrųjų, kad bus ta pusiausvyra. Džiugu. Jūs, reiškia, įsimušėt šiek tiek iš pusiausvyros. Ir ką noriu pasakyti, trečiosios akies čakra, jums saugu matyti jos formų energiją, angelus, aurus ir vizijas. Jūs plius, reiškia, gausite atsakymus per meditaciją trečią akį, susitarsit su aukščiausiom jėgom, pratransformuosit ir gysite sielos pusiausvyrą. Rezultatas, reiškia, tas, kas jums dabar yra tamsu, prasitransformuos, įeisite į pusiausvyrą, plius jūs puikiausiai, kaip aiškiaregys, galite dirbti, bendrauti su angelais, matyti auras ir vizijas. Kągi, sveikinu tiesiog. Tai galbūt per kažkokį stresą išeinat netgi į nušvitimą tam tikrą. Kas pasikeis jūsų gyvenime, pasižiūrime. Ateina laiškas, informacija, dokumentai kokie tai. Kažką išmoksite, sužinosite. Taip. Įsitikinsit, kad esat savo gyvenimo magas. Iš praeities kažkas dar ateis pasiūlymai kažkokie, žmonės, kažkas pasikeis, kažkas bus brangaus kaip dovanos. Jūs sutvarkysite reikalus su praeitim, pamatysite tiesiog pliusą visame tame. Reiškia, netgi tai, kas yra skaudu, išeis į pliusą jums. Vaikai jūsų džiugins, geras naujienas neš. Ir kaip pasikeis jūsų gyvenimas. Prizmė. Spinduliuosite gyvenim spalvas, kaip vaivorykštė. Pamatysite žvaigždėtą dangų spalvotam. Kūrybinga ekspresija bus, įkvėpimas jums bus didelis. Padidintas tiesiog. Ir, keliausite astralinėse kelionėse. Čia perspėja, kad reikia atsargumo. Ir
šneka apie tai dar, kad jūs galite paprašyti savo angelų pagalbos jums rūpimais klausimais. Jūsų angelai nori jums padėti situacijose, tačiau jiems reikia jūsų leidimų, kad galėtų kištis į jūsų laisvos valios sprendimus. Taigi, reiškia, plus bendradarbiavimas su aukščiausiom jėgų, kelionės astralų, kur reikia atsargumo, galit paprašyti, kūryboje, tam tikrose, reiškia, padidintuose energetiniuose pliūpsniuose, atsikratyti kažkokio nuovargio, nerimo, nemigos. Tas susibalansuos, tačiau galite kreiptis, reiškia, į angelus, nes jūs turėsite tiesioginį ryšį. Pagalbos ir jums, bus duodama. Suprantat? Čia taip šneka kortas apie tai, kad nepamirškite, kad esate dalelytė visumos, lašelis okeano. Ir kad šalia yra energijos, kurios kartu, jeigu pasijungus, jūs tampate banga, nebe lašeliu, ar ne? Tai galima tiesiog per prizmę išeiti, su didelė ekspresija, su didelė jėga, reiškia, veikti ir gyventi. Su jumis buvo šiandien Kandelarija. Tokią žinutę jums perdaviau. Laukiu iš jūsų grįžtamojo ryšio iki sekančių kartų. Iki.